labai gerai. Taip, laba diena. Labas. Aš noriu jūsų paklausti kelių klausimų. Šiandien pas mus Agota, Gabrielė, Lukas Ona. ir Ona. Malonu, ar jūs žinote, ar girdėjote, gal per televizorių matėte, kad yra uraganas? Kas yra uraganas, gal žinote? Aš žinau, uraganas yra toks didelis vėjas, kur gali pakelti mašiną, žmogų, autobusą ir namą. Bet Žalgirio arenos, kur baseinas yra, tikrai negali pakelti, nes aš viską žinau, jisai labai didelis. Kas dar žinote? Sūkurys toks viršų. Būna sūkurys, uraganų. O pasiūlė toks labai mažas, o viršui labai slaptas. Ir tu norėsi, tai dar tada Agota pasako, ar apie uraganą žinai? Vidury akis yra. Vidury akis. To uragano vidury yra akis? Taip. Ir ką reiškia, kaip vidury uragano akis? Ten pučia vėjas? Ne, nepučia. Kaip manot, ar tas, kai uraganas turi akį, pučia vėjas vidury ar ne? Akį turi jisai, akį, kur tas uraganas pro tą skylę kažką paima ir po to ir kažkas eina po to į viršų. Taip. Gabrielė, ką tu norėjai pasakyti? Uraganai yra prie šalia akies. Prie kur? Prie šalia akies. Prie akies? Net nežinau, uraganai neturi O akies. buvę Lietuvoje uraganą? Ne, negali, tik tai Amerikoje gali būti. Būna Amerikoje. O dabar žinot, prie kur yra Melisa vardu uraganas? Aš girdėjau per žinias, kas nors gal matė? Ne. Melisa pavadino tą uraganą. Jam vardą davė. Įsivaizduojate? Ir jisai sukosi Atlanto vandenyne. Taip. Su vandeniu? Gali atnešti gaublį, Lukai. Labai yra kur Karibų jūra. Va čia yra Karibų jūra. Ir sukasi iš Atlanto vandenyno tas uraganas, sukasi ir atėjo prie, palaukit, kokia čia šalis? Prie Jamaikos, man atrodo. Aš žinau Jamaiką. Žinai, Agota, kur yra Jamaika? Man Jamaika? tik mama sakė, kad tas Jamaikas yra. O čia pats didžiausias vandenynas pasaulyje. Taip, čia yra ramusis vandeninas, pats Tai pats didžiausias. didžiausias pasaulyje. Aš skaičiau tokią knygą, kažkada su tėčiu broliu, ir sakė, ten yra ramusis vandenynas. Koksai? Ramusis. Ramusis, taip. Platas. Reiškia, ramusis vandenynas. Va toks per visą. O žinot, kodėl vadinasi ramusis vandenynas? Jis ramus? Neramus kartais. Aš ir galvoju, kodėl jį ramuoju pavadinti galėjo žmonės. O va čia viršui Atlanto vandenynas yra ir Baltijos jūra. Ar kas nors buvę prie Baltijos jūros? Aš gyvenu. Taip. Aš važiuosiu į Palangą ir būsiu prie Baltijos jūros. O tu bus, Gabrielė, prie Baltijos jūros. Kokiam mieste? Ir aš gyvenu prie Baltijos jūros. Koks miestas dar yra prie Baltijos jūros Lietuvoje? Bet žinau, kulautoje aš mačiau Baltijos ir norėjau ten su tavais gyventi. Taip, ten Kulautuvoje gal ir Nemunas teka. O tai ką, Yra Nemunas. jeigu tas čia sukasis, tai jisai gali nusisukti Lietuvą. Ne, jam tai jau dabar išėjo, jis iš vandenino ir čia dabar jau nurims. Pas mus tai uždengta tomis salomis visokiomis ir iki mūsų nedaeina jokie uraganai. Pas mus tik vėjas papučia. Vieną kartą man 5 dienas buvo, mane labai
Man buvo patiko, nes vieną dieną va taip va darė, tada kitą dieną va taip va Tai tada. pūtė vėjas tave į šonus, o jums buvę? Ir tėtis, ir mama, ir močiutė, ir senelė. Man irgi buvo, kad aš turiu tą vėją taip net užsidengti striukę, kad man į veidą nepūstų. Jau, kai aš iš Nidos važiavau, tai jau su dviračiu nepavyko važiuoti. Mes ten važiavom su dviračiais iš Palangos į Nidą, plaukėm keltų neilgai su dviračiais, po to ten iš Nidos važiavom sunkiai važiavusis man. Net dėl to vėjo taip? Aha. Sunku buvo minti tą. Nuėjom pažiūrėti jūrai, kokios bangos jau pūtė smėlį. Kai tikrai kaip uraganas per nepakelę, ten prie miško po taip valtėm, melkėmės ten lietus, piški, bet man piški jau nurimo tas vėjas, po to piški vėl taip pat važiavusis, po to jau viskas, visai nurimo. Ir visai nieko. Nu, Gabrielė dar kažką atsiminė. O mane 10 kartų, 10 dienų tai pūtė ir vakar netgi. O tu gal, kai Miami buvai irgi sutikusi, Agota, buvai to vėją tokį? Nebuvo ten vėjo? Bet vasarą dar nebuvo jokių. Vasarą nebūna? Aš vien buvau savo, ten buvo taip silta, kad atrengiau. Nebuvo vėjo, taip? Ai, o tau, Ona, kaip Nidoj buvo? Kai tu buvai Nidoj, nepūtė? O, mato. Žinote, kaip atsiranda uraganas? Kas nors supranta? Aš žinau. Ar tu, Ona, žinai? Aš žinau. Nu, pasakyk, Agota, kaip tas uraganas atsiranda? Nenoriu pasakyti. Nu, o kas dar gali tada pasakyti? Niekas. Kažin, kaip tas uraganas? Lukai, tu žinai? Tu labai gerai žinai. Iš didelio debesies atsiranda jie. Ir tada pučiavo tokia, net jie gali. Viską gali, taip? Agota, žinot, kaip sakė? Agota sakė, kad būna bangos, banguoja. Ir kaip tada atsitinka? Agota, banguoja bangos ir susidaro uraganas. Nuo bangų, matyt, va tai banguoja. Bangų iki debesų. Jo namai, tai labai, labai gerai.